gavome užsakymą karkasinio namo statybai. Po truputį ruošiame sklypą. Žolę jau nusipjovėme. Žolė buvo štai tokia, dilgelis, visokios didžiulės. Darant šio sklypo yra medžiai, kurie trukdo mūsų statybai. Va, štai šitas medis. Aišku, čia nėra saugomas, čia yra blindė. Taip pat ir čia yra keli medžiai su kamienais. Taip pat čia yra blindė, nesaugomi medžiai. Čia matosi, kad jokio kabelio nepažeidėm. Čia kaimyno kabelis eina štai ten. Va, matosi, ateina ten va, ir mes palikom ten laisvą, kad jau netyčia nepažeistų. Užkasinėjam kabelį, dedam specialią juostą, kad jeigu kas darys kokius žemės darbus, nu, kad neprakastų, matytų, kad yra kabelis. Čia dar turim sočiai, dėsim keliais sluoksniais. Nu va, kaip viskas greitai atvažiavo, jau pradėjau gręžti. Tokia smagi, nedidelė technika. Tai čia, va, augalinis tas? Jo, augalinė. Iki čia, va? Ne, kažkur, va. Tai plius minus pusę metro, ne? Ne, daugiau, čia geri 60. 60 cm augalinių ir po to priešmolis, ar molis kažkai. Tai reiškia, jis praeina per šitą sluoksnį ir šitas dar filtruoja ir eina dar giliau kažkur. Kelmus sunkiai kasa. Šaknys gilios, didelės. Todėl pirmą atkasa šaknis, o po to jau bando išrauti kelmą. O, išvirto galų gale. Dabar vyksta žemės lyginimo darbai. Va, išsilyginom plotą visą. Čia susikasėm gruntą, susidėjom. Čia išsilyginom, namas toj vietoj kažkur stovės, plius minus. Paskui užpilsim smėlių, kad būtų patogiau dirbti. Pasirodo, smėlio bus mažai, čia tik 2 mašinos didelio smėlio buvo. Tai va, sakykime, 10 ant 10 pločio, netgi ant mažesnio pločio neužtenka. Visų polių montavimo vietos sužymėtos, jau sukalti koliukai. Pasidarėme tokius rėmus, ant kurių pritvirtiname virves. Iš tikrųjų, čia pats geriausias variantas. Mes atvažiuos grąžtas, išgręš skylę, pradės gręžti, mes galim nuimti, po to lengvai vėl užkabinti ir vėl patikrinti. Nu, pajungiam šlanką, dabar jungiamės prie grąžto ir paduosim betoną į grąžto vidurį, nes byra smėlis į duobę. Paruošta čia. Nu va, gręžiam, molis eina, po to žvyras pradės eiti. Varas rodo konkrečiai. Nu, važiavau pasižiūrėti, dabar jau yra 1:30 ir jie jau turi viską išsigręžę. Sako, kad 62 metrus pragręžė ir atsirado vandeningas sluoksnis, dabar pradės leisti vamzdžius. Čia prasiplovė, nešvaresnis eina. Dar daug plauk. Mes ten jau galėjom stabdyti, bet išnakūnų vandens turim, bet negu plauk. O, žvyras. Daugiau žadantis. Toj vietoj, jo. Jo, geriau, kad nubėgtų, nebūtų taip, kad užsilaika, kad ir liuot nereikia dar paskui. Tai jau ličinės problemos. Na štai, sumontavo įrenginį. Sumontavo, iškasė duobę, įtaisė. Drenažinį vamzdį, drenažinių žiedus sudėjo. Dabar dar pasisekė, va, už tai sudės betoną, kur nuo polių liko gabalus, mažiau šiukšlių liks. Nu va, ir iškasim, užtaisysim, bus į žemės lygį, o paskui šitą galima bus pakelti, dar vieną žiedą uždėti, jeigu norės, kad sulyginti su tuo. Nu va, atvežė medienos vieną mašiną, iš viso yra apie 17 kubų, tai dabar į vieną netilpą, atvežė vieną, po to atveš dar vieną. Neblogas transportas. Atveža, iškrauna, nu, bet
fiskaras būtų geriau, galėtų iš karto padėti lygiai. Dabar paskui teks perdėlioti, suštabeliuoti, kad pavyzdžiui mediena ilgiau stovės, kad jinai neišsikraipytų, reikia lygaus pagrindo. Tai va, bus dar darbelio.